Penktadienį ryte 125-ame kelio Vilnius-Varėna Gardinas kilometre įvykusio autoįvykio metu nepataisomai sugadintas automobilis Toyota, o jį vairavusi jauna moteris nenukentėjo. Daugiau apie įvykį reportaže. Autoįvykis, kurio metu vos per plauką išvengta žmonių aukų, įvyko penktadienį. 9 valandą ryte iš Vilniaus į darbą Druskininkuose lengvuoju automobiliu Toyota Corolla važiavusi moteris nepasirinko saugaus greičio, neįvertino meteorologinių sąlygų, todėl, nesuvaldžiusi transporto priemonės, nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė. Minėta avarija įvyko 125-ame kelio Vilnius-Varėna Gardinas kilometre netoli viešbučio Jerevan. Autoįvykio metu lengvasis automobilis Toyota Corolla sugadintas nepataisomai, o incidentą matę žmonės buvo įsitikinę, kad po tokios avarijos ir transporto priemonės vairuotoja galėjo patirti rimtų sužalojimų. Tačiau po medikų apžiūros paaiškėjo, kad automobilio nesuvaldžiusi Toyotos vairuotoja tikras laimės kūdikis. Per avariją ji nenukentėjo.